Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti dar vieną Juliaus laimėtą bylą. Trumpai Jums pristatysiu, su kokia teisinė problema šįkart susidūrė Juliaus klientė. Klientės mamai dėl pablogėjusios psichinės sveikatos būklės reikėjo nuolatinės priežiūros. Senolė pradėjo sunkiai orientuotis aplinkoje, neatpažinti artimųjų giminaičių ir sunkiai judėjo. Kadangi senoliai reikėjo nuolatinės pagalbos tenkinant jos buitinius, medicininius ir higienos poreikius, senolė paguldyta į slaugos namus, o klientė išlaikė jos nekilnojamą turtą. Sprendimas. Parengtas ir teismui pateiktas pareiškimas dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Rezultatas. Teismas pripažino klientės mamą neveiksne visų turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, o klientę paskyrė mamos globėją ir jos turto administratorę. Jei kyla klausimų dėl neveiksnumo nustatymo, su Juliumi galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.